Dėmesio. Kažkas iš Remigijaus Žemaitaičio atėmė daugiau nei 100 000 eurų. Ir mes žinome, kas tai padarė. Nes tai padarė jis pats. Taip, supratote teisingai. Remigijus Žemaitaitis pats save nuskurdino. O tai jis padarė pradangindamas 6ženklę sumą grynųjų, kurie dar neseniai puošė jo turto deklaracijas. Nemuno aušros lyderis vienas iš jungtinio 5 redakcijų tyrimo už gryną pinigą personažų. Žemaitaičių susidomėjome iš mokesčių inspekcijos gavę duomenis, rodančius, kad politikas deklaravo turintis net 214 000 eurų grynais. Tuomet Žemaitaitis savo turto deklaracijos turinio neneigė ir tikino galintis pagrįsti visus savo turimus pinigus. Apie grynuosius kalbu, plus 80 000. Tai yra iš amžinatilsį mano tėvuko šitie pinigai, tai jie uždeklaruoti, jo irgi turto pajamų deklaracija irgi deklaruota, tai yra gautas buvo pajamos, ūkio pajamos irgi, jo buvo, atrodo, gal pardavimas ar dividendai kažkas tai buvo iš amžinatilsį tėvuko. Birželio gale mokesčių inspekcija paskelbė naujausias politikų turto deklaracijas už 2025 metus. Tada pamatėme, kad Žemaitaitis perrašė savo paties teiktas turto deklaracijas. Taip politiko deklaruotos piniginės lėšos susitraukė daugiau nei 100 000 eurų. VMI pateiktais duomenimis esminis pokytis padarytas būtent Žemaitaičio deklaruotų grynųjų eilutėje. 6ženklė suma grynųjų, kuriuos rinkėjai 4 metus matė prieš savo akis, dingo per vieną dieną. Tai turėjo atrodyti maždaug taip. Reikšmingai sumažinot grynųjų kiekį. Taip. Gal galite paaiškinti, kodėl? Todėl, kad buvo klaida padaryta. Kokia klaida? Klaida deklaravime buvo su banko pinigais ir grynais sumaišyti. Jie pas jūs atskirai buvo. Sudėta buvo į bendrą, o realiai atskirai buvo. Bet kad pas jūs banko pinigai nebuvo kažkaip koreguojami, tik tai grynais. Todėl, kad banko pagal banko ir grynus pinigus buvo sudėta į vieną ir buvo deklaruota. Tai buvo klaida. Na, kad įprastai jie yra atskiriami tie pinigai. Tai sakau, klaida. Ar jūs turėjote tos grynuosius pinigus, kuriuos iš pradžių deklaravote ir paskui sumažinot? Deklaracija yra pataisyta atitinkantį realybę. Visos detalės apie dingusius Žemaitaičio grynuosius naujausiame Sienos tekste. Prisijunk prie Sienos bendruomenės. Nepamiršk paspausti like ir subscribe. Taip padėsi mūsų turiniui pasiekti daugiau žmonių ir nepraleisi naujų Sienos tyrimų.